Spektaklis Šveikas. Apie šitą spektaklį yra gal tokie keli dalykai, kuriuos norėčiau papasakoti. Tai pirmas dalykas, tai yra pirmas Adomo Juškos, debiutinis Adomo Juškos spektaklis teatre, mūsų teatre ir apskritai teatre. Kitas dalykas, kad į šitą spektaklį yra labai sunku pasikviesti draugų, nes jis visada būna išpirktas. Tai stenkitės gauti bilietus į jį, kai tik paskelbia pardavimus. Dar vienas dalykas, kad šitą spektaklį vaidiname jau beveik 8 metus. Šiandien turėtume vaidinti 55 spektaklį. Ir dar vienas dalykas, kad labai įdomu stebėti publiką šito spektaklio, nes, kaip minėjau, spektaklis vyksta jau 8 metus rodomas. Ir vienaip reagavo publika, kai dar nebuvo jokio karo. Dar kitaip publika reagavo, kai tik prasidėjo karas. Dar kitaip publika reagavo karui jau įsibėgėjus. Ir dar kitaip publika reaguoja dabar. Kai tik prasidėjo karas, ta tyla, su kuria klausė publika šitų Šveiko pamastymų, šitų kapeliono pamastymų, iš tikrųjų buvo labai tokia įspūdinga, tokia tikra tyla, kai žmonės, tu jauti, kad žmonės klauso kiekvieno žodžio, kur ieško atsakymo kiekvienam tavo sakiny. Tai vat ir linkiu, kad ta publika dar kartą pasikeistų pagaliau, kad ateitų ta publika, kuri jau žiūrės Šveiką po karo, 6 valandą po karo. Tiksliau, mes visada rodom spektaklį 6:30, tai labai linkiu mums visiems susitikti 6:30 po karo. Iki.